Siekiant geresnio derliaus būtinas nuoseklumas, sako Akmenės rajono ūkininkas Vilijus Vaišvila. Tuo jis įsitikino savo ūkyje. Akmenės rajone ūkininko Vilijaus Vaišvilos ūkyje yra ko pasimokyti. To čia ir tikėjosi ūkininkai atvykę į lauko dieną. Pagrindinis šio ūkio bruožas – nuoseklumas. Dirbam iš tikrųjų nuosekliai nuo pat sėjos iki pat kūlimo. Stengiamės atlikti visus darbus laiku ir kokybiškai. Tiesiog identifikuojame esančias problemas ir stengiamės jas spręsti. Tarkime, kalbant apie mitybą, mes žinome, kad mes esame ištyrę jo dirvožemės, žinome, kad žemės yra šarminės, pH yra virš 7, taip pat jis tręšia gausiai azotinėmis trąšomis, dėl to iš mikroelementų ypatingai akcentuojame manganą, nes jo poreikis didėja tokiuose žemėse ir kuomet yra tręšiama gausiai azoto trąšomis. Ūkyje labai įvairūs, bet to nelabai derlingi dirvožemiai. Matyt, ne veltui rajonas Akmenės vardą gavo. Kaip jūs sprendžiate tas dirvožemio problemas, kad tą derlių išgautumėte ir pasėlių vienodumą? Pirmiausiai dirbu su biologija, daugiau įnašam ir antras dalykas yra su konsultantais. Važiuojam į savaitę po 2-3 kartus ir žiūrim laukus, sprendžiam kiekvieną purškimą, apsprendžiam ir stebim. Visą laiką reikia stebėti, kaip augalas auga, ko jam trūksta. Skirtingi laukai yra smėlis, durpė, pas mus Akmenė yra ir sunkių dirvų, bet pagrindas tai yra prie smėlio, prie durpė žemės. Užtad reikia kažkaip atskirai žiūrėti tos laukus ir parinkti tam tikrus produktus, kurie tinka būtent tam laukui. Kaip jūs pats vertinate tos biologinių priemonių atėjimą į žemės ūkį ir naudą, galbūt ir žemė, aplinkai ir jums patiems? Šiaip biologinės priemonės labai jaučiasi. Šį pavasarį buvo 2 laukai mūsų ir kaimyno, kuris dar nenaudoja biologinių priemonių. Tai buvo pelkė ir puikiai matyti, kaip mes galėjom jau pasėti, o pas jį dar vanduo laikėsi ant lauko. Vilijus Vaišvila naudoja daug biologinių preparatų augalams ir dirvai, bet pirmiausia skaičiuoja, ar tai apsimoka. Pirmais metais viso šito nesimatė, o antrais, trečiais metais jau pasirodė, kad ėjom teisingą linkmę, nes Akmenė yra Akmenė, čia yra dirvas skurdesnės, o kai panaudojom biologiją, jau einame prie aukštesnių derlių, kurios jau siekia ten, jau kaip ir aukštumas kitų. O dėl kainų dabar atiduoda mums šitą visą, ką mes įdedam, apie 120 eurų išėję į hektarą. Pagrindas sudaro trąša, nes trąšos kažkur tai yra virš 200 eurų įdėta. Didžioji dalis sudaro trąša. Iš viso priežiūrai ūkininkas išleidžia 300-350 eurų ir ši investicija pasiteisina. Pernai kūliau ir po 7 tonas buvo laukų, bet pernai buvo žiema sunkesnė, pašalė daug kas. Tai kažkur tai vidurkis išėjo apie 6 tonas kviečių, rapsų kažkur tai apie 4 tonas. Žiūrėsim, šiemet tikimės geresnį derlių. Norim gauti tokį derlių, kuris atpirktų pastangas įdėtas. Tai ir chemiją, ir trąšas, ir viską. Tai jeigu įvardinant skaičius, tai žieminių kviečių kokios 7-8 tonos, manau, būtų gerai. Tikrai gerai. O rapsas, jeigu sąlygos oro leis, tai manau apie 5 tonas turėtume. Pasėlių apsaugai nuo ligų ūkyje profilaktiškai naudojami fungicidai, taip pat kartu su biologinėmis priemonėmis. Yra kitos vėlyvesnės veislės kaip Skagenas, Magnifikas. Šitos veislės yra nejautrios taip ankstyvom tom lygom, nei miltligiai nieko, bet vėlyvesnėm tarpsnį mėgsta pasirodyti lapų septoriozė.
Tai vat mes tuo metu stengiamės ją užkirsti kelią, o dabar buvo purškimas, kaip sakant, ant vėliavinio lapo, panaudojant veiklią medžiagą epoksikonazolą, pratęsti veiksmingumą nuo lapų septoriozės. Na ir toliau sekantis žingsnis bus išplaukėjus varpai, panaudoti veiklią medžiagą tebukonazolą, tai darkosa fungicidą 1 litrą, kad apsaugoti grūdus nuo fuzariozės. Tuo pačiu pridėsime borą, nes žieminiam kviečiam žydint Lietuvoje yra šiek tiek per žema temperatūra. Boras pagerina užsimezgimą. Ir tuo pačiu biologinio produkto albit, kurio yra patikrintas mokslininkų poveikis prieš fuzariozę. Pagerinti, kaip sakant, tebukonazolo veiksmingumą. Bulgarai taip pat naudoja biologinius preparatus kaip ir lietuviai ir lygiai tos pačius. Ar matėte tenai skirtumų, kokį poveikį jie turi čia ir kokį tenai? Labai gerai nuvažiuoti į Bulgariją, tada pažiūrime maždaug, kas bus po mėnesių čia, po 3 savaičių. Tai jau irgi 3 metai Bulgarai naudoja biologinius preparatus, tai perėmė mūsų ūkininkų patirtį ir jie labai patenkinti, kadangi jų klimato sąlygom, kada labai sausa, karšta, tai biologija stipriai padeda. Ir dabar ūkiuose, kuriuose anksčiau vos kuldavo, kaip kuriuose laukuose, žinoma, kuldavo 3 tonas kviečių, pernai jau padidėjo kažkur tai derlingumas iki 4,5, o šiemet jau tikisi iš tų laukų gauti virš 6 tonų. Dar bulgarų yra tokia gera patirtis, ką galim perduoti mūsų ūkininkams. Tai būtent kalio trąšų naudojimas ir prolino aminų rūgšties naudojimas. Mūsų ūkininkai jau prieš kokius turbūt irgi 2 metus pradėjo naudoti kalio sulfatą, kalif preparatą, kalio ir sieros. Ir pastebėjau, kad duoda gerus rezultatus tiek bandymuose, tiek gamyboje. Ir tą perdavėm bulgaram, jie liko taip pat labai nustebinti, kada jų derlingumai ženkliai išaugo, augalų potencialas padidėjo, produktyvumas padidėjo, kadangi kalis kaip kationas jisai pritraukia anionus, tai yra azoto ionus ir padidėjo augalų produktyvumas. Augalas iki pat pabaigos išnaudoja maisto medžiagas, o prolinas augalą aprūpina kaip ir vandens balansą, palaiko to lygo. Mokslininkas pabrėžė, kad technologijoje būtinas nuoseklumas ir tęstinumas, jei siekiama konkrečių ir ne vienkartinių rezultatų. Tai patvirtina ir daugiametį ūkininko Vilijaus Vaišvilos patirtis. Tačiau šiemet laiku atlikti pasėlių priežiūros darbus trukdo oras, labai vėjuota, palyginti žema temperatūra. Kažkas nepadaryta technologiškai, dar įmanoma ištaisyti tas klaidas, ar jau tiesiog reikia eiti toliau ir stengtis daugiau nesuklysti? Žemė, žinot, neatleidžia šiaip jau skolų ir klaidų, bet mūsų pastebėjimas, jeigu ūkis yra biologizuojamas, mes turim šiokį tokį lankstumą. Visada galim sau leisti ir stipresnės koncentracijas, kai kurių produktų, mažesnė tikimybė apsideginti lapus, bet jeigu nėra biologijos, reikia būti ypatingai atsargiam. Dirvožemio aktyvumas tikrai yra suprastėjęs, nes labai intensyvios tręšimo technologijos, didžiuliai kiekiai trąšų ir humusas tikrai po truputėlį išeina iš mūsų laukų. Raimondas Kosteckas pabrėžė, kad dabar pats metas suplanuoti, užsiregistruoti, o iškart po javapjūtės atlikti dirvožemio tyrimus. Lietuvoje yra laukų, kurie nedaryti 10-15 metų. Dirvožemis keičiasi, todėl verta jį ištirti ir tręšti vadovaujantis tyrimų rezultatais.